Vakar nusipirkau šiloką. Didįjį šiloką. Nepasakyčiau, kad tai buvo spontaniškas pirkinys, nes apie šilokus galvoju jau gana seniai. Bet niekaip negaliu nuspręsti, man jų reikia ar nereikia. Na, greičiausiai nereikia, jeigu aš nežinau tikrai, kad man reikia. Na, bet vis kirba ir kirba tokia mintis, o gal jie man gražiai atrodys gėlyne, o gal man jie labai patiks. Na, sunku įsivaizduoti, nepabandžius, kaip tai atrodys. Ir prekybos centre buvo keletą veislių šilokų. Aišku, veislės ten neparašytos, pavadinimai neaiškus, bet kai kurie, keletą iš jų man patiko. Tai vat, kai jau buvo gera nuolaida, sugalvojau, kad šitą vis dėlto aš įsigysiu, nes supratau, kad nenusiraminsiu, kol neišbandysiu šitą augalą. Šiaip tai man reikėjo jo rožinio, šviesiai rožinio, kad būtų su šviesiai rožiniais žiedais. Ir kažkodėl tai man pasirodė, kad jisai nepražydės gerai ir kad kai jisai pražys, jisai bus rožinis. At jeigu iš arti pasižiūrėt į jo žiedelius, tai vat jų viršūnėlės kaip ir yra su šiek tiek rausvumo. Ir man labai nesuprantami šitie žiedeliai iš tikrųjų. Ar tai čia jau jie išsiskleidę, ar jie čia dar neišsiskleidę. Na, kiti šilokai kaip šilokai. Labai aiškiai matosi, kuris žydi žiedas, kuris nežydi, o šitas kažkoks keistas. Ir kai kurie žiedeliai rusvi, kai kurie žalsvi, kai kurie rausvi. Na, žodžiu, kadangi buvo nebrangus, tai pasiėmiau ir galvoju, tiek tos išbandysiu. Ir kai pabandžiau ieškoti internete, kokiagi čia galėtų būti veislė, tai supratau, kad čia greičiausiai tikrai nebus rožinis ir kad čia bus kažkas tai iš geltonų arba žalsvai gelsvų šilokų. Na, šitas variantas man nelabai tinka, bet pabandysiu. Aš jį pabandysiu įkomponuoti kažkur tai gėlyne ir pasižiūrėti, tiesiog pastatyti, pasižiūrėti, kaip jisai tenai žiūrisi. Galų gale, jeigu ne pagrindiniam gėlyne, tai kitame, kuris dabar mano yra plečiamas, toks nedidelis gėlinėlis buvo, dabar aš jį plečiu ir ten bus daugiau geltonos spalvos, galbūt oranžinės, na, kažkas tokio šiek tiek skirtingo negu dabartinėme mano pagrindiniam gėlyne ir blogiausia atveju aš jį įkomponuosiu kažkur ten. Šitas šilokas rašoma, kad yra 60, gali augti iki 60 cm aukščio, kas man nelabai panašu iš dabartinio jo ūgio, nes jisai yra toksai mažutis iš tikrųjų. Dabar jisai yra maždaug 20 cm ūgio. Tai gal, aišku, kitais metais jis labiau suaugęs, jisai gal bus ir didesnis. Bet nežinau. Na, nesvarbu man tas ūgis, man svarbiausia būtų, kad jisai negriūtų į šonus. Labai nemėgstu, kai augalai išvirtinėja ir juos tada reikia ramstyti, raišioti kažkuo, tas man jau netinka. Bet čia randu vieną žiedelį, kuris yra tikrai pražydęs. Tuoj, kur aš jį pabandysiu. Va, štai šitas mažiukas žiedukas. Bet štai taip jisai pražydęs, visi kiti, na, nesuprantu. Ar jie čia išsiskleidė, ar dar neišsiskleidė. Žodžiu, palauksiu, paauginsiu jį kažkiek, pasodinsiu kažkur tai į vieną ar kitą gėlyną, nežinau į kurį. Ir žiūrėsiu, kaip jisai atrodys po kurio laiko. Aišku, dabar ruduo, jau rugsėjo pabaiga, tai galbūt jisai tik tais, kad vos įsikabins, bet to gal ir atskleis savo išvaizdą tikrąją, matysim. Dar parodysiu, kaip atrodė etiketė, kuri buvo prieš šitą augalą. Jinai buvo štai tokia ir kita pusė štai tokia.
Na, žodžiu, informacijos kaip ir yra, bet man geriau jau būtų pavadinimas konkretus, tai aš tos informacijos susiraščiau konkretesnės, labiau vizualizuotos ir būtų man tikrai viskas aiškiau. Štai šitoje vietoje nusprendžiau apgyvendinti savo naują augintinį. Va čia va prie rožės, prie sorolės va šitos. Įkasiu ir žiūrėsiu, kaip jinai čia jausis. Išėmiau iš vazono. Štai taip atrodo šaknynas. Neblogai visiškai, bijojau, kad nebūtų papuvęs, bet ne. Viskas yra gerai, šaknytės baltos, jų yra pakankamai nemažai. Tai tikiuosi, kad viskas bus gerai. Štai parašiau tokią duobutę, pas mane yra priesmėlis, todėl aš nieko čia daugiau nedėsiu. Žemė yra pakankamai lengva. Ir nedėsiu jokių trąšų, nes rudenį to nereikia. Iki pavasario išgyvens, o paskui jau galima bus žiūrėti. Šiaip jau šilokam su trąšom reikia nepersistengti, nes tai yra sukulentiniai augalai, kurie nemėgsta labai daug drėgmės ir trąšų jiems taip pat geriau nepadauginti. Štai taip jisai atrodo pasodintas. Šalia įkišau dar lapelį, kuris nukrito, gal įsišaknydis. Šiandien aš jo neleistysiu, nes žemė yra pakankamai drėgna. Ir bijau, kad paskui neimtų pūti, kadangi substratas, kuriame jisai augo, yra labai toks durpinis, sugeriantis daug drėgmės. Tai nenoriu persistengti su šitų dalyku. Bus gal kurią dieną lietutis, palaistis. Iki to laiko jisai šiek tiek adaptuosis. Na, žiūrėsim, kas čia iš jo bus. Savotiškai atrodo. Na, bet gal jo išvaizda pasikeis šiek tiek, aš tikiuosi, pabuvus griname lauke, ant saulės, pajutus temperatūrų skirtumą. Žiūrėsim, kaip jis reaguos. Praėjo 2 dienas ir atvykau pasižiūrėti, kaip jaučiasi mano naujokas. Naujokas šilokas. Jaučiasi gerai. Gal aš jį truputėlį palaistysiu dabar, nuo žemė dar ir drėgna, bet šiek tiek užpilsiu. Šiaip jau rasa yra. Jam drėgmės tikrai netrūksta. Bet nežinau, kada kitą kartą čia atvyksiu, lietaus neplanuojama. Todėl, kad jisai neperčiūtų, neišdžiūtų labai, aš šiek tiek užpilsiu vandenuką. Ir vat skleidžiasi nauji žiedeliai. Ir vėlgi man spalva neaiški. Čia lyg ir rožinė daugiau. Na, įdomu, įdomu. Kasgi čia bus toliau? Palaisčiau šiloką, bet nepyliau tiesiai ant jo, o tiesiog aplinkui patį augalą ratu apipyliau vandens. Per daug nepermirks šaknis, kurios yra durpėse, o drėgmės jisai tokiu būdu gaus. Jeigu jau pradėjom kalbą apie šilokus, parodysiu, kokių dar šilokų pas mane yra. Kaip minėjau, iš didžiųjų šilokų tik tais šitas vienas, naujokas mano. O šiaip aš šilokų turiu gana nemažai. Ir jie visi mano yra mažiukai, tokie padengiantis žemę, kad kuo mažiau augtų žolių ir kuo mažiau man reikėtų ravėti. Tai kada buvo augalai mano mažesni, aš šitus šilokus pirkdavau specialiai tam, kad būtent
padengtų žemę tarp augalų ir būtų ir spalviškai gražiau, ir darbo man būtų mažiau. Tai va, yra štai tokie bordo spalvos šilokai. Jie man labai patinka ir už tai aš juos dauginu įvairiose vietose. Juo labiau, kad jie man truputėlį duoda ir tos bordo spalvos, kurios yra mano raugerškis, nes jisai toks vienišas bordavas ten stovi ir kaip ir labai toksai išsiskiriantis augalas. Norisi, kad spalva gėlyne kažkur dar kartotųsi. Tai vat aš išsodinau šitų šilokų daugiau. Šiek tiek parodysiu. Va, štai čia yra plotelis. Ir va taip palei visą gėlyną praktiškai, gėlyno pakraštį, šitie šilokai atsikartoja. Gražiai jie žydi, tokia rožinė spalva. Kadangi jie yra nelabai agresyvūs, aš pasistengiau jų daugiau išsodinti, nes su jais lengva tvarkytis. Kaip žinia, kiti kai kurie šilokai yra labai agresyvūs ir labai siejasi. Na, ne tai, kad siejasi, bet kiekvienas šitas mažas spurgiukas nukrytęs išauga į atskirą augalą. Žodžiu, dauginasi jie labai labai smarkiai. Štai čia kaip tik atrodau vieną iš šilokų. Šitas šilokas, matot, truputėlį raudoną atspalvį turi kartais, kai daugiau saulės būna, kai sausesnis oras. Ir va čia vaisiai yra išplitęs man gana smarkiai, čia po soruolę. Šiaip aš jį norėjau panaikinti, bet dėja, šilokų panaikinti praktiškai neįmanoma. Jeigu jau jūs jų pasisodinote kada nors, tai turėsite ilgai, o gal ir per amžius. Tai kitose vietose aš jį raunu drastiškai, bet šitoje vietoje taip likau, prisidaugino jisai čianai. Tai kol kas dar palieku, nes su šituo šiloku yra problema ta, kad jį sunku išrauti. Jis, matot, yra labai labai žemutis ir jį praktiškai reikia iškasti su visa žeme ir tik tais taip galima išmesti jį. O šiaip, jeigu jūs patrauksite, tai tiesiog nusiskina viršūnėlė ir jisai nesirauna. Šiaip jisai yra gana gražus dėl savo šito raudono atspalvio, bet kadangi tas atspalvis yra raudonas, tai man jo kaip ir nereikia. Bet šitoj vietoj dar aš jį pakenčiu šiek tiek. Yra dar va čia toje pačioje vietoje kitokie šilokai. Jau patys sėjasi, patys dauginasi, kas kur nori, kai jau būna man per daug, aš tiesiog praraunu. Bet toksai va. Jisai augina ilgesnius stiebelius, lengviau raunasi, žydi baltais žiedeliais. Bet su šitu tvarkytis yra lengviau irgi, jį galima išrauti, jeigu jau jo per daug pasidaro. Raunu aš dažniausiai tada, kai jie žydi, truputį pasidžiaugiu jų žydėjimu, nes žydi jie gražiai. Ir paskui jau, kai jau baigia žydėti, kad neprisisėtų, arba jeigu jau, sakykime, man labai pasidaro tokį per didelį plotai tos baltos spalvos, aš juos tiesiog paimu taip už žiedelių ir ištraukiu, jie gana lengvai išsirauna. Tai čia pamačiau gyventoją, kurio nenoriu, kad būtų pas mane. Eikš čia iškeliausi iš mano gėlyno. Taip, tada galim eiti, pažiūrėti, kokių dar šilokų yra.
Dar yra va tokie šilokai. Tokios šiek tiek žalsvai melsvos spalvos. Labai smarkiai besidauginantis augalas, žydi tokiais irgi baltais žiedeliais, bet gerai yra tai, kad jisai nužydėjęs nesiplečia. Jisai arba išbarsto savo sėklas, arba nubyra šitie lapukai ir auga iš naujo, o tas augalas, kuris peržydėjo, jisai numiršta. Tai vat, kai man jų irgi pasidaro per daug, arba jie užauga ne ten, kur man reikia, kad jie augtų, tai tiesiog žydėjimo metu atsargiai, kad nenubarstyt šitų lapelių, kurie labai greitai byra. Jis labai lengvai išsirauna. Paėmiau šitos, galiu net parodyti. Išsirovė, bet matot, ant žemės vis tiek lieka kažkiek tai. Ir jisai toliau augs, išleis šitie spurgiukai šaknytės ir augs toliau. Tai vat, jeigu norit, kad mažiau daugintųsi, tai reikia tiesiog žydėjimo metu paimti ir išpešti, stengiantis nepribarstyti šitų spurgiukų lapelių. Žydėjimo metu jie labai lengvai išsirauna ir kažkaip tai man su jais problemų nėra. Čia netoliese yra pasislėpę dar porą šilokų. Pirmiausia, tai parodysiu va šitą. Auga jisai taip tokiais stiebeliais, gana netrumpais. Lapeliai va tokie, jisai labai panašus į didįjį šiloką. Jeigu pasižiūrėsit. Kaip didysis šilokas, tik tais mažesnis. Kadangi jisai čia truputėlį vėl mano šitos gražuolės užgoštas, tai jisai taip išgriuvęs ir mažesnis atrodo, bet šiaip jisai grinai kaip didieji šilokai atrodo. Žiedeliai visiškai tokie patys. Šiek tiek rausvi. Ir va čia va yra dar vienas toks labai įdomios spalvos šilokas. Kadangi dabar šviečia saulė, tai nelabai šitos spalvos gerai suprasit, bet to jau ruduo, o šiaip jisai yra tokios, tiesiog šviesiai pilkos ir melsvos spalvos. Rudenį šiek tiek parausta, žydi mažais geltonais žiedukais, labai lėtai auga, labai neagresyvus, nesiplečia smarkiai. Toksai melsvai pilkas lopinėlis, aš jį auginu ne todėl, kad jisai čia labai puoštų mano gėlyną, bet tiesiog man jisai kaip augalas labai įdomus, toksai labai išskirtinis. Ir aišku, kaipgi be šito šiloko. Tai pats agresyviausias ir pats sunkiausiai išnaikinamas, gal sakyčiau, šilokas. Jisai buvo mano sode, kai aš įsigijau. Aš jį, tiesą sakant, pati atsinešiau į naują savo gėlyną, nes nelabai supratau, koks jisai yra agresyvus, bet iš visų šitų šilokų, ką aš jums rodžiau, tai jisai yra agresyviausias. Aš jį labai smarkiai apribojau, jisai žydi geltona spalva ir kažkada buvo visiškai gražu čia, šitoj vietoj, geltoni ploteliai, kai jisai žydėdavo. Bet dabar man jau kaip ir čia nereikia geltonos spalvos, tai kai jisai žydė, aš jį tiesiog praraunu, o šiaip žalias toksai kilimėlis tarp kitų šilokų. Čia irgi yra, neleidžiu jam smarkiai išsiplėsti, bet tiesiog visiškai išnaikinti jo neįmanoma ir esu susitaikiusi su tuo, kad jisai pas mane bus. Dar yra tokie šilokai, kurie atrodo lygiai taip pat kaip žali, kuriuos jau prieš tai rodžiau, bet šitie yra bordo spalvos.
Visą vasarą jie būna bordo spalvos, o kada jau oras atvėsta, jie pažaliuoja. Bet čia va šiek tiek matosi. Va matot viršūnėlę rausva tokia. Tai vat jie visi būna va tokios spalvos. Bordo. Žydi irgi baltais žiedeliais. Tai aš jiems irgi labai plėstis neleidžiu, tiesiog karts nuo karto po žydėjimo praraunu. Bet jie vat čia šalia gyvatvorės man vienoje ar kitoje vietoje yra pridygę, tiesiog tam, kad nebūtų plika žemė. Čia yra dar vieni šilokai. Bet tokie labai maži lapeliai. Kaip matot, jų ūgis labai nedidelis. Jeigu anie šilokai, tie, kur panašus į didžiuosius, yra gana aukšti, tai šitie visiškai mažiukai. Va, ir žydi irgi tokiais rožiniais žiedeliais. Gražus, patinka man jie, neagresyvus, auga gražiu kupsteliu, gražiai rožiniai žydi, o paskui šitos visos šakelės nujuoduoja ir savo vasarinį gyvenimą jie baigia tokiais juodais stiebeliais. Aš juos nukerpu, nes jie atrodo negražiai, bet jau matos tokie pradėjo juoduoti. Ir pavasarį jie vėl atželia gražiai. O mano pavėsingoje zonoje auga štai toksai šilokas. Jisai dabar labai susmulkėjęs. Šiaip tai jisai būna gana stambus, bet ar čia šiemet jam buvo gal drėgmės per daug, ar ko, jisai toks smulkutis pasidaręs. Kad matytumėt jo dydį. Pridėsiu ranką. Tai šiaip jau šitos rozetės būna 3-4 kartus didesnės. Ir jisai žydi geltonais žiedeliais. Neagresyvus, auga vat šitoje vietoje ir dar vienoje vietoje mano gėlyne. Čia netoliese irgi. Tai su juo nėra visiškai jokių problemų. Auga savo ir auga. Truputėlį plečiasi. Truputėlį kiti augalai jį užgožia. Žodžiu, visiškai neproblematiškas augalas ir man jisai patinka. Na ir atrodo parodžiau visus savo šilokus, kurie auga mano gėlyne. Jie, kaip minėjau, man sudaro tokį paklotą žemės, kad nesimatytų plikos dirvos, kad mažiau sėtųsi piktžolės. Kadangi man patinka užpildytas gėlynas be jokių tuščių žemės plotų, tai jie labai puikiai atlieka savo vaidmenį. Su agresyvumu šiek tiek tvarkausi kažkaip tai, augaliukai nėra dideli, tai juos apmažinti nėra sunku. Tiesiog praraunu, kur per daug užauga ir viskas.